Sveiki, mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėte ant šito video. Tai prieš žiūrėdami šį video norėčiau jūs šiek tiek į jį įvesti, papasakoti, kodėl mes buvom Italijoje ir kodėl šitas video yra toks senas. Tai balandžio 11 šių metų aš ir mano vyras susituokėm ir mes vestuvių nedarėm su bendru sutarimu, kad kažkada po metų, po 2, po 3 įsikelsim tas savo įsvajotas vestuvės ir kad šiuo metu mūsų atžvilgiu atrodo geriausia tiesiog susirašyti ir tiek. Tai turėjome ceremoniją liudininkus, mes ir realiai vos ne iš karto po tos ceremonijos įskridom į Romą. Romai valgėm, vaikščiojom, žiūrėjom, juokėmės ir taip paminėjom minimalistiniai savo vestuvės. Buvo labai smagu, labai fainai ir tuo metu dar laukiausi, tai buvo šiek tiek sunku, bet vis tiek buvo labai fainai. Kai tą video filmavau, nežinojau, kad išdrįsiu kažkada pradėti YouTube'as kanalą, todėl tas video yra nufilmuotas labai paprastai. Yra tokių kadrų, kur pusė mano galvos matosi, tai labai atsiprašau už tai, bet aš netikėjau, kad aš jį kažkada įkelsiu, bet dabar iš naujo jį sumontavus, pažiūrėjau, kad jis nėra antiek blogas, jis yra fainas, juokingas, labai paprastas, bet ten realiai į tas 10-11 minučių susideda mūsų labai fainas laikas ten, tai labai norėčiau šitų video su jumis pasidalinti, kad jūs pamatytumėt, kaip mums ten sekėsi. Tai ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad palaikot ir gero žiūrėjimo. Labas rytas, pirmas rytas Romoje, pirmas pastebėjimas, vakar jau pastebėjau ir šiandien pastebėjau, belia kaip netvarkinga ir to nesitikėjau visiškai, žinok, aš tikėjau, kad Italija tokia netvarkinga. Nu tikrai visiškai. Paėmėm metro, važiuojam į Romos centrą, eisim į Koliziejų ir žiūrėsim toliau. Mes tik atvažiavom, išėjom iš metro stoties ir, ta prasme, iš karto Koliziejus buvo prieš akis. Atėjom į Vaško muziejų ir žiauriai baisu yra. Nes pavyzdžiui, pažiūrėkit, ant kiek krypį atrodo. Pažiūrėkit, ant kiek krypį atrodo. Nu, ta prasme. Tu švež... Žiauriai nejauku, bet labai įdomu. Bet šiaip labai įdomu. O viešpatie, čia galvos. Atėjom paragauti tikro limonado, kur prie akių spaudžia iš citrinų. Nu kaip? Aš dabar taip ant rūgštumo pasinešus. Tikrai skanu. Vaikštom jau virš 3 valandų be pauzių. Man būnant 6 mėnesių beveik neišį biškį sunku. Mes tiesiog valgom vidury niekur, nes tiesiog nėra kur atsisės McDonald'e. Tai jūs pasižiūrėkit. Mes tiesiog čia kaip bamžiukai valgom, netoli Koliziejaus. Tiesiog skanaus. Žodžiu, tai mes vaikštom jau gal kokias, aš nežinau net kiek valandų, iš tikrųjų dabar yra 5 valandos. Mes vaikštom nuo 9 ryto.
Tiesiog mes esame žiauriai pavargę ir tiesiog mes jau tiek pamatėm per šiandien, ir mes tiesiog dabar einam į prekybos centrą. Ir tada eisim mes atgal į viešbutį pagulėti biškį. Tiesiog pailsėti, atgauti jėgas kokią valandą laiko ir tada varysim vėl į Romos centrą pavakarieniauti. Nors iš tikrųjų nežinau dėl Romos centro, gal kažkur kitur. Žodžiu, va, toksai prekybos centras. Šiaip labai ilgai ieškojom parduotuvės tiesiog, nes nežinau kaip jums, bet mums žiauriai įdomu pažiūrėti kokia čia tiesiog parduotuvė. Nu, tiesiog tokia kaip maisto ar krautuvė, kažkas tokio. Tai, žodžiu, tai pagulėjom gal apie kokias 2 valandas. Ir dabar susiruošiau aš, Rokas irgi šiek tiek susiruošė ir einam į vakarienę, važiuosim į Romos centrą, ieškosim kur valgyti. Iš tikrųjų, žiauriai daug vietų kur valgyti, bet aš nežinau kaip įsirinkti. Tai žodžiu, pasikeitėm outfitą, iššokau į džinsus, šiaip patogiau, Rokui sunku yra, baltą maikę, pilvūzus ir žodžiu, lieksim mane. Pirma vakarienė Romoje. Paradyk savo. Carbonara ir lazanija. Žodžiu, nežinau ar bus skanu, ragaunam. Nu, davai, ragauk. Rokas pasėdė pistacinių. Skanus? Davai skanu. Tai žodžiu, viskas uždarau mūsų pirmą dieną ir realiai vos ne vienintelę normalią dieną Romoje. Važiuojam jau namo, skrendam namo, o prieš skrydį namo dar turime porą planų. Tai kas yra Vatikanas. Ir dar rytoj susitiksim ryte ir žiūrėsim, ką dar Italija mums parodys mūsų paskutinės valandas būnančią. Labas rytas, viskas, mes jau susikrovę daiktus, važiuosim pasidėti kažkur daiktų, bent jau bandyti ieškoti pasidėti daiktų, nes tokia plauka dar esu viena ant kojų ir žiūrėjau, nepatogu bus vaikščioti su kupriniu. Tai va žodžiu. Kokios nuomonės? Atvažiavom į Vatikaną. Ne, įstoti prie Vatikano. Žodžiu, dar nepriėjom Vatikano. Bet jūs net neįsivaizduojat, kiek žmonių buvo. Ta prasme, aš porą kartų vos su žemė nepasibučiavau, bet nieko tokio. Žodžiu, bet šiaip visiškai kitoks čia vaibas. Jo, viskas ir dabar 1,5 kilo eit. O aš ir taip vos painu, žinokit. Bet žodžiu, labai faina. Tai žiauriai faina. Kas? Viskas, atėjom paragauti tikros itališkas pietus pagaliau. Tokioj žiauriai fainai vietai. Ragaunam. Vakar, kur valgėm tos ledus, tai buvo žiauriai sunku valgyti juos. Ir ten iškrito, aš pusę turėjau išmesti, kad bent kiek suvalgyti vaflio. Tai žodžiu, šiandien antras dublis, žymiai geriau, tiesiog įdėjau vieną skupą ir pasėmiau Ferrero Rocher, tai žiauriai skanus. Žodžiu, tai dabar atvažiavom tiesiog jau prie savo stoties, ir tada iš stoties reikės važiuoti į oro uostą. Ir atėjom į miestą ir tiesiog atsėdom į patį pirmą pasitaikiusį barą.
Tiesiog pasiėmėm gėrimų, nenorim jį valgyti, nei nieko, bet tiesiog pasiėmėm gėrimų, bet tiesiog pasėdėti. Ir norėjom dar pasivaikščioti, bet žinokit, nėra jėgų. Nu viskas, nebėra jėgų, nebėra nei tiek jėgų. Tiesiog Rokas pasiėmė alaus, aš pasiėmiau nealkoholinį mokitą, kurį jau išgėriau. Ir, žodžiu, viskas, mes jau paskaičiuojam vos ne paskutinės valandas Romui ir tiek žinių žodžiu. Ir jau šiandien važiuosim namo. Jo, šiandien nebeturim jokių planų. Atėjome į muziejų. Ir čia visur va tokie, tiesiog seni dalykai. Iš tikrųjų labai nepasidomėjom daug prieš atydami. Tiesiog ieškom, ką dar nuveikti prieš važiuojant namo. Ir labai didelis muziejus. 10 eurų įėjimas, man pusė kainos. Nusipirkom bilietus į muziejų ir tiesiog sėdim gal 10 minučių. O mūsų laikas tai baigsis. Šiaip labai fainai, bet iš tikrųjų čia vien tik tai statulos. Nežinau, gal vakar būtų buvę įdomiau. Jūs tik nepagalvokit klaidingai, mums iš tikrųjų viskas įdomu ir labai labai smagu. Bet žinokit, mes tokie nuvargę, kad net sunku sakinį normaliai suregzti. Bet atrodo, tiesiog norisi sėdėti, kažką valgyti arba gerti ir viskas ir niekur neįt, žinokit. Paskutiniai pietus Romui. Nu, tokie šventiški labai. Atsikask, paragauk. Labai. Tokiam. Viskas, žinokit, mes jau esam oro uoste. Šiaip sėdžiu daug labai daug žmonių, tai nejaugu biškį filmuoti, nieko tokio. Atsisėdami tiesiog random kabinę. Aš tai net nieko nenoriu, bet Rokas išėjo į tualetą, biškį apsieit, pasižiūrėti, gal ras kokią geresnę vietą ir šiaip norėtų surasti, nusipirkti powerbanką, nes čia niekur nėra kur telefoną pasikrauti. O jeigu yra, tai labai daug žmonių ir viskas užimta. Esam žiauriai pavargę, aš jau viskas, jau aš vos galėjau paeiti šitais visais momentais. Ir tiesiog neturiu net žodžių pasakyti, ant kiek pavargau nuo visko ir nuo visos kelionės ir nuo viso vaikščiojimo ir panašiai. Bet aišku, tai yra normalu, beveik 6 mėnesiai neščia, kad ir kiek kartų kartočiau, bet vis tiek, žinai, daro savo. Dar tas karštis, tie žmonės ir panašiai, tai žodžiu, padžiauriai šiaip smagu. Oro uostas yra belio kokio dydžio, tai irgi biški. Bet šiaip tai viskas gerai, viskas varysim namo ir, žodžiu, po to pažiūrėsim, kaip čia kažkaip sekasi, tikės, kad be jokių nesąmonių viskas bus. Na viskas, žinokit, baigėsi mūsų medaus savaitgalis ir mes jau pakeliui esam namo. Viskas, važiuosim namo, tiksliau skriesim namo, viskas, būsim namie apie, 12 nakties. Tai viskas, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvot kartu. Iki kitų kartų ir iki kitų kelionių. Ciao. Ciao.